Džiugu pristatyti, kad mūsų projektas Laikas keistis jau prasidėjo. Šiandieną keisime Rasos ir Lino namų interjerą. Žiūrime. O. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar laukiate svečių? Labai laukiam. Aš Greta. Rasa. Labai malonu. Rasa, mane pasiekė žinia, kad laukiate pasikeitimų, ar ne? Taip. Tai aš manau, jeigu jūs ir jūsų šeimos nariai yra pasiruošę, mes galėtumėm pradėti. Taip, prašom nusirinkti. Paimsim maltą. Esat pasiruošę pasikeitimams? Nu taip, jau pasiruošę. Prašom. Išgirdau kažkaip netyčia apie tai, kad jūsų vyksta toksai projektas ir galvoju, reikiagi pabandyti. Rasa. Amžius 37. Profesija projektų vadovė. Kažkaip esam abudu su vyru, mes tokie nepagydomi optimistai. Biški sustoja su remontais, o dabar labai norėtumėm tą svetainę atnaujinti. Linas. Amžius 40. Profesija polimerų technologas. Čia dabar filmuojate, ne? Bet iškirpsit. Ar ten apie žmonos įvaizdžio pasikeitimą galiu sakyti? Nu, nepabodo, bet o kas naujo nenori? Labas vakaras, Linai. Labas vakaras. Aš Greta. Aš Linas. Ar esat pasiruošęs netikėtumams? Tai be abejo. Jūsų laukia jau dabar laukia automobilis ir jūs turite iškeliauti. Paskubėkim, Linai, keliaujam. Ačiū, čia tai gerai. Rasa. Be specialisto mes neišsiversime. Mums reikia jo pagalbos. Labas, Agnė. Labas, Greta. Agnė Šukštulytė. Amžius 29. Profesija interjero dizainerė. Situacija tokia. Turime Lino ir Rasos šeimą. Taip. Kambarys atrodo neypatingai gerai. Tiesą sakant, net nežinau, ką daryti. Labai tavęs laukiau, tikiuosi, mums padėsi. Keliaujam. Mes susipažinti su namų šeimininkė Rasa. Labadiena, malonu, mano vardas Agnė. Rasa, malonu susipažinti. Man taip pat. Turime objektą šeimos svetainė. Taip. Čia, kur jie leidžia daugiausiai laiko. Tai kambarys, kurį keisime, palieku viskas tęsti darbą. Tai papasakokite, Rasa, ką norėtumėte pakeisti, kas jums čia patinka ir sakykime, kodėl, bet sakykime, viskas yra dabar taip, kaip yra ir ką jūs norite keisti. Noriu labiausiai keisti tai pirmiausia sienas, dėl to, kad jos dabar yra baltos ir man tai primena kažkaip asocijuojasi su ligoninė. Na tikrai, baltos sienos yra gana šalta ir sakykime mūsų... Ir nejauku iš tikrųjų. Tikrai taip. Tai va, labai svajoju, aš kaip kiekvienas žmogus, kai mato kažką tai nepatinkančio jam savo aplinkoje, tai prisisvajoju įvairių tokių dalykų, kas galėtų būti. Tai va, aš čia įsivaizduoju, kad turėtų būti kažkokios šiltos spalvos, gal gaivios spalvos. Kambarys nėra didelis, tai reikėtų gal kažkaip, kad šviesom spalvomis tai atrodys didesnis. Tai aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti moderni klasika. Dar labai mane nervina gal šitos lubos, kadangi čia yra likę kažkokie tai nelygumai, kurie atrodo man norisi, kad būtų lygus, kažkokios tai erdvės būtų tiesiog kažkaip tai gražiau. Bet dabar pasakykite, kodėl čia dabar yra toks fotelis, juk tai yra ne automobilis, ne kelionė ir kodėl būtent toks sprendimas svetainėje?
Čia labai patogus foteliai. Čia yra automobilinės sodinės, bet jos vaidina fotelius. Ir iš tikrųjų tai mums jos labai patinka ir aš galvoju, galbūt įmanoma jas kaip nors palikti, kad jos čia būtų. Dėl to, kad labai patogu yra, atrodo sėdi, atrodo, kad keliauji. Aš siūlyčiau iš tikrųjų automobilinės sėdynės palikti kelionėms, o namuose pastatyti švelnius, šviesius svetainės baldus. Sakykite, kaip jums užuolaidos? Užuolaidos man visai tinka, tai jūs spalva tokia atrodo visai sodri. O jūs nemanot, kad truputėlį per niūrios, tokiam kambariui truputėlį reikėtų gyvybės, šviesių, jaukesnių, šiltesnių spalvų? Nu, jau kaip pasakysit, aš kadangi pas mane dizainerio niekada nebuvo ir aš dabar net iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir nežinau, kaip turėtų būti. Aš galvoju, gal darbo stalą mes galėtumėm kažkur tai patraukti, nes kaip ir svetainiai nereikia čia jo, tegul būna daugiau erdvės. Ir lova, ta mūsų tokia baisi sofa, kuri net ne sofa iš tikrųjų. Merginos negaištam laiko ir keičiame viską iš esmės.